Jeigu mes 2-3 savaitės niekaip negalime išeiti iš būsenos, nuovargio būsenos, bet dedame pastangas, tai tikrai jau yra raudonas šauktukas, kad kažkas vyksta su mumis. Šeima jau sako, ei, žiūrėk, ten rytais arba naktimis keliesi, nes yra nerimas, nemiga tave kamuoja, ten skrandžio skausmai, opa kažkokia atsivėrė ir panašiai, daryk kažką tai su tuo. Tai mes vien savo mintimis stumėm save link pasiekmių. Ateina dėl skyrybų, bet viskas prasidėjo nuo perdegimo ir skyrybos vyksta realiai dėl to, kad blogai darbinėje aplinkoje ir ten paskui viskas pyktis ir viskas persikelia į šeimą. Tas grįžimas iš perdegimo didžiai mūsų žmonių daliai, jis yra labai ilgas, tie 3, 4, 5 metai. Tinginystė yra geras atsistatymo būdas. Tuo tarpu, kai mes kalbam apie perdegimą ir lėtinį stresą, tai yra išsekimo mechanizmas. Sveiki gyvi prisijungę prie Aš ir psichologija pokalbių ir šiandien pas mus svečiuose Ugnė Juodytė. Labadiena, Ugnė. Sveiki. Ir turbūt, iš karto supratot, kad jeigu Ugnė, tai apie ką šnekėsim. Šnekėsim dažniausiai Ugnė šneka klausimais apie perdegimą ir dar turim tokią progą, kad, Ugnė ką tik neseniai išleido knygą Perdegimo anatomija, ir kurioje aprašė ir savo patirtis ir, kaip paaiškėjo, ir pati yra patyrusi perdegimą. Tai iš esmės, turbūt, Ugnė, gal ir pradėkim nuo to dalyko. Žinai, knygos pradžioje rašai, kad kažkada miegodavai po 4 valandas per parą ir tai atrodė kaip super galia. Ir koks tai buvo momentas, kai supratai, kad visai tai ne super galia? Supratau gerokai per vėlai, nes kai aš miegodavau po tas 4 valandas, atrodydavo, kad tai yra tokio efektyvumo, produktyvumo, viršūnė, kad taip žmonės turėtų ir gyventi. Ir aš supratau, kad tai buvo ne taip, turbūt po kokių, 2 metų, taip jeigu žiūrint, gerokai vėliau. Dėl to, kad net tada, kai pradėjau miegoti daug valandų, nes išvykau gyventi į kitą šalį ir mečiau visas savo veiklas, aš iki galo buvau nesupratus, kodėl aš atsidūriau ten, kur atsidūriau, kad aš pradėjau sirgti, kad man pradėjo energijos tos nebūti, aš pradėjau miegoti labai daug valandų, bet nebuvo tokio kažkokio įsitraukimo ar noro kažką kurti, kažką tai daryti. Žodžiu, aš apie 0,5 metų po tų miegojimo, po 4 valandas, aš po to 0,5 metų maždaug atsistatinėjau pirmą kartą. Ir aš taip tikrai tada dar aiškiai nesuvedžiau, kad čia... Bet ar aš gerai suprantu, kad tuo metu iš viso dar, Lietuvoje apie tą perdegimą ne taip daug ir buvo, ir pasaulyje turbūt jisai atsirado ne taip senai įvardintas. Taip, ne taip seniai. Ir aš tuo metu turėjau terapiją savo ir dirbau ties savim, žiūrėjau, kas čia su manim vyksta. Ir mano terapeutai, net keli buvo iš tikrųjų žmonės, jie nei vienas nepasakė, kad tai yra perdegimas. Ir nieko keisto, dėl to, kad Lietuvoje mes apskritai apie perdegimą tuo tarpsniu dar, gal ir būdavo kažkokiose grupėse apie tai kalbama, bet realiai tokio žodžio mes nenaudojame. Pasauliniam kontekste jau buvo judesys prasidėjęs ir tuo metu aktyviausiai veikia, tai tokia buvo ir yra nuostabi tyrėja Kristina Maslach, jos pat daug tyrimų, banga jau buvo pasaulyje, bet pas musgi viskas ateina šiek tiek su užvėlavimu. Ir apie patį perdegimą Lietuvoje aktyviausiai pradėta kalbėti tik tai COVID metu. Tai aš jau pradėjau šiek tiek anksčiau domėtis, bet ir mano pačios tas pikas ir daugiausiai, labiausiai panėriau COVID periode į šitą tematiką.
Tu knygoje prašai tokia Rugilės istorija, geidžiamiausia lektorė, 3 vaikai, rūpestingas vyras, daug tikslų, čia kažkaip labai į tave panašu, bet iš šalies toks kaip ir tobulas paveikslas, bet rašai vakare griūdavo į lovą ir kartais pagalvodavo, ar tai yra gyvenimas, kurio aš noriu. Ir kiek tokių Rugilių vis dėlto dabar jau, kaip čia yra Lietuvoje, kiek ateina pas tave? Rugilių daug ir jeigu žiūrint pagal statistiką, mes oficialią statistiką tik tai prieš porą metų Lietuvos gavome, nes Vilniaus universitete buvo padarytas tyrimas. Tai kas antras, kas trečias žmogus tikrai yra arba yra buvęs, arba yra dabar Rugilės padėtyje, ar ne? Ir čia vat irgi istorijos, kurios yra pateiktos, Rugilės istorija tai apskritai tai yra vieno žmogaus, tai realaus žmogaus istorija, moters, su kuria aš kalbėjausi, bet tokių Rugilių, vat, kas antras, kas trečias, tai vat, pagalvojus, jeigu mūsų ratą, ar ne, žmonių ir išskaičiuotumėm, tai pasižiūrėkit, tikrai kiekvieno rate yra Rugilių tokių, tikrai yra daug. Tai man atrodo, kad turbūt kitą žmogų gal net lengviau atpažinti, negu pačiam savo diagnozuoti, ar ne? Nes man pačiam toks dalykas, kad grįžti namo, lyg ir turi laisvo laiko, nieko nenori daryti, nei filmo, nei knygos, nei pokalbio, guli, ar tai ženklas, kad tai jau, kad jau pervargau, ar tai ar tiesiog sunki diena buvo? Na, jeigu atsistatai po gero savaitgalio, pavyzdžiui, gerai pailsėjai, tai tada tai nėra perdegimas, tai yra greičiausiai nuovargis. Ir jeigu tie būdai, kuriais atsistatinėjai, jie padeda, tai yra tiesiog nuovargis, kurį mes kiekvienas turim. Bet jeigu mes bandome atsistatyti, ar tai knygą skaitydami, taip, ar tai bėgiodami, ar kažkokią kitą veiklą veikdami, kas mums yra įprasta, ir tos energijos nekyla kiekis, ar ne, tai va tada jau galim kalbėti apie perdegimą. Tai va aš šitai atsiremčiau. Tai bet žiūrėk, tai 2 dienos, jeigu atsistatai, tai dar neperdegęs, o jeigu per 3, irgi dar neperdegęs. Nėra paprasta. Tai va, ačiū tau už šitą aspektą tokį. Ne, nėra taip paprasta, ar ne? Aš sakyčiau, kad jeigu mes 2-3 savaitės niekaip negalime išeiti iš būsenos, nuovargio būsenos, bet dedame pastangas, tai tikrai jau yra raudonas šauktukas, kad kažkas vyksta su mumis. Ir čia gali būti įvairūs momentai, tai nebūtinai perdegimas, ar ne? Perdegimas vienas iš, čia gali būti tiesiog, kad mums trūksta feritino arba vitamino D visai nėra atsargų arba dar kažkas, tai mums, kas yra svarbu, mums reikia pradėti ieškoti, kodėl mes negalim atsistatyti. Tai manau, kad čia yra labai svarbus momentas. Tai 2-3 savaitės. Tikrai ne. Tu ir knygoje rašai, kad pagrindinis mitas yra, kad reikia savaitės atostogų ir tada jau viskas ten susitvarkys. Taip. Ir aš žinai, noriu šiek tiek stabtelėti, todėl kad šitą mitą labai populiarina. Labai daug kalbama yra apie tai. Bet iš tikrųjų net žmogus pailsėjęs 2-3 mėnesius, pavyzdžiui, yra labai gera organizacija, ar ne, kuri sako, matau, kad dėja, bet eini perdegimo kelionėje tolyn, važiuok į Bahamus ar kažkur tai ir 2-3 mėnesius nieko neveik. Tai čia tobulą atveju, jeigu tai būtų, bet jeigu žmogus, jisai 2-3 mėnesius tik ilsėjosi, gulėjo, gėrė kokteilius skanius, nealkoholinius, aišku, ir visą kitą, tai tikrai nereiškia, kad jisai grįžęs vėl greitų metu nepapuls į perdegimo spąstus. Dėl to, kad perdega žmogus ir dėl organizacijos dalykų, ar ne, jeigu ten vertybės nesutampa su organizaciniam vertybėm, mano asmeninės, jeigu ten yra didelį darbo krūvį ir panašiai, bet ir dėl asmeninių savybių. Tai aš kai knygą rašiau, čia žinau, kad gali būti kartais prieštaravimų įvairiausių, bet aš galvoju, kad apie 60% ar žmogus eis link perdegimo ar ne, lemia būtent jo asmeninės savybės ir ypatybės ir apsisprendimai. Tai jeigu žmogus turi rinkinį gerą, tai ten 3-4 mėnesiai net nepadės, jeigu jisai su tuo rinkiniu nedirbs.
Jo, aš pasakysiu, kad mane irgi, aš turėjau tą privilegiją perskaityti tą knygą. Vienas iš pirmųjų, tai irgi nustebino tas, kad darbo krūvis yra tik tai vienas iš, tų tokių mažųjų priežasčių, kad visi įsivaizduoja, kad dirbai, persidirbai, ir tada reikia jau kažkaip tai eit pailsėti, o pasirodo labai daug kitų dalykų lemia tos. Darbo krūvis irgi, šiek tiek atleis, kad pertraukiu, ar ne, darbo krūvis jisai yra svarbus. Bet buvo labai įdomus irgi tokios apžvalgos įdomios padarytos, kad netgi žmonės, kurie turi didelį darbo krūvį ir turi pastovų didelį darbo krūvį ilgus metus, jie kažkodėl neperdega. Ir tada buvo keliamas klausimas, kodėl, ar ne? Tada buvo žiūrima, kad tam tikros kitos sąlygos yra, kurios padeda žmogui nenueiti į tą užribį, ar ne, jau perdegti. Bet pašnekėkim tada apie tas savybės, žinai, kodėl čia kas įgimta, ar kas yra? Ne, neįgimta. Kodėl, jeigu labai perfekcionistas, tai čia, kaip aišku, auklėjimo kultūrinis turbūt dalykas, bet iš tėvų ateinantis. Gali ateiti, iš tikrųjų, gerai tu čia paklausei ir mes negalim įgimtų dalykų visiškai paneigti, kad jie čia jokios įtakos neturi. Turi. Pavyzdžiui, tas pats jautrumas, ar ne, nervų sistemos jautrumas. Ir yra patvirtinimų, kad jautresni žmonės, bet dabar daugiau kalbama apie itin didelį jautrumą, ar ne, jie turi didesnį polinkį perdegimui. Tai kai kurie dalykai... Nes daugiau stresuoji, ar ne? Taip. Jeigu neturi gerų įgūdžių, žinių, ar ne, kaip sau padėti, tai tas streso lygis visą laiką mūsų organizme yra pakilęs. O perdegimas kas ir yra? Tai yra lėtinio streso pasekmė. Tai reiškia, žmogus nesusitvarkė su tuo stresu, ar ne, ir nuėjo iki perdegimo, kai sistema jau viskas nebeatlaikė. Tai bet įgimti dalykai gali turėti poveikį, bet daug didesnį poveikį turi kas kita, pavyzdžiui, perfekcionizmas tas pats, ar ne, kurį paminėjau. Tikrai perfekcionistinių savybių turintys žmonės yra rizikos grupėje ir kas įdomu, kad su perfekcionizmu nėra taip lengva pasidarbuoti, nėra taip lengva jį suvaldyti, ar ne, pakeisti, dėl to, kad tai yra labai susijęs su įsitikinimais ir mintimis mūsų, o juos dažniausiai yra padovanoja mums svarbus žmonės, kaip ir minėjai, ar ne, gal tai yra vaikystėje kažkokie susiformavę dalykai ir netgi gali taip atsitikti, kad žmogus puoselėja perfekcionizmą ir jam tai yra vertybė. Ką tai reiškia, kad jisai, kad ir kaip eitų stipriai į perdegimą, jisai vis tiek veiks kaip perfekcionistas, dėl to, kad jo sistema užprogramuota, kad čia yra pats geriausias veikimo būdas pasaulyje, ar ne? O tai žiūrėk, tada pats perdegimas negali vertybė tapti? Ta prasme, kad aš taip daug ir gerai dirbau, kad net išvirtau iš klumpių, kaip sakant. Tam tikrų būdų, taip tiesiogiai gal negalim tai pasakyti, ar ne, bet tai gali būti. Ir tai nebus ta vertybė tikrai, kuri mums padedanti, kuri padeda mums gyventi sveiką gyvenimą. Bet kodėl svarbu tai, ką pasakei, tai reiškia, kad tada pakeisti tai yra labai, labai sudėtinga, nesgi žinai, kad pakeistumėm savo vertybės, turi mūsų gyvenime kažkas labai gerai papurtyti, ar ne, kažkoks sukrėtimas ateiti, arba jau labai aukšto lygio sąmoningumas. Tai visiškai nėra paprasta. Bet čia tik tai keli dalykai. Turbūt ir yra tas papurtimas, ne? Aš taip galvoju dabar. Taip. Perdegimas tikrai yra papurtimas, bet matai, jeigu mes į perdegimą taip ateitumėm labai greitai, vėlgi, ką tai reiškia, dar žinai, pakalbėkime apie tai, kad perdegimo yra daug etapų. Ir ten yra skirtingi pagal skirtingus autorius. Aš vieną modelį taikau knygoje, bet aš dabar, kad greičiau papasakosiu kitą. Yra 5 etapų modelis. Ir tai reiškia, kad mes turim labai labai daug energijos, o pabaigoje mes gulime, mums lašina lašelines, mums padeda atsistatyti ir panašiai. Tai reiškia, kad mes einame link perdegimo ir eiti galime ne 1 metus.
kad tai gali būti 3-5 metų. Tai kaip varlės puodė, ne? Po truputį mus verda ir mes priprantam, kad tų jėgų mažėja ir... Taip. Ir žmogus užtat tą pamoką, jisai, ne taip lengva ją išmokti. Jisai išmoksta greičiausiai tada, kai jau yra paskutiniuose perdegimo tuose etapuose. Kai jam jau lašina, kaip sakiau, tas lašelines, kai gydytojai rūpinasi, kai jisai nebeturi vidinių resursų, norų jau kažką daryti, ar ne? Ir va tada sustoji ir turi 2-3 metus, kada pergalvoji, ką ir kaip daryti ir ką reikia keisti. Ir aš čia ne šiaip sau pasakiau 2-3 metai, sakyčiau, net iki 5 metų turim, jeigu aš tai turėjau privilegiją tokią, nes 1,5 metų mes išvykom gyventi ir aš nieko nebedirbu, ar ne? Tai va 1,5 metų, kai nieko neveiki, tik tai rūpiniesi savimi, tai galima gana greitai atsistatyti. Ir jeigu turi terapinę... Tu kalbė apie 2-3 metus, kurių reikia atsistatyti, ne? O kiek reikia nueiti iki to laiko? Ar čia irgi priklauso nuo tų asmeninių savybių viskas? Ir nuo spaudimo iš aplinkos? Ir nuo spaudimo, ir nuo intensyvumo. Čia, žinai, kaip pasakytumėm, aš turiu tikslą nueiti iš Vilniaus ten į Paryžių pėstute. Tai klausimas, kaip greitai eisiu ir kokias priemonės ar net pasinaudosiu, kad ten patekčiau. Tai čia lygiai tas pats. Aš galiu arba save labai stumtelt ir paspartinti ėjimą, arba galiu labai lėtai link to eiti. Bet aš ką noriu pabrėžti irgi, kad tas grįžimas iš perdegimo didžiai mūsų žmonių daliai, jis yra labai labai ilgas, tie 3-4-5 metai. Kodėl? Nes kuris iš mūsų galime iškristi visiškai iš savo darbo vietos, ar ne, kuris neturim paskolų, kuris neturim vaikų, kuriais reikia rūpintis ir kitų dalykų, didžioji dalis mūsų turim labai daug atsakomybių ir įsipareigojimų. Tai reiškia, kad Lietuvoje tam, kad atsistatytų žmogus, jisai tarsi pildomas yra tokie, žinai, kaip lašelis, taip vaizdžiai, jeigu pasakyti. Tai užtat tas atsistatymas jisai labai užsitęsia. Bet yra šalių pasaulyje, kur, pavyzdžiui, perdegimas yra pripažįstamas kaip liga. Ir yra sugalvota struktūra, sistema, kaip tas žmogus turi atsistatyti, jam duodama 0,5 metų arba metai laiko nedarbingumas, ar ne, per tą laiką žmogus yra statomas ant kojų. Tai mes Lietuvoje šitos prabangos dėja, bet neturim. Tai čia dar turėsim, man atrodo, kažkada gali būti. Bet aš dar vis tiek prie tų asmeninių savybių norėčiau grįžti, nes mes pagavom, paminėjai keletą, ta prasme, fizinės įgimtas ir perfekcionizmą, o dar kas nors, ir iš kitos pusės dar klausimas, žinai, ar yra žmonės, kuriems negresia? Jie gali dirbti, kai arkliai ten miegot po 4 valandas ir taip toliau, ir taip toliau. Ar gali kas nors, aš žinau, kas yra gerai, pasakysiu, kas tikrai tavo knygoje labai patiko, kad ten yra begalybė testų. Iš esmės, kiekvienam gyvenimo atveju, kiekvienas gali pasimatuoti. Tai man labai įdomu, kokios savybės, kaip sakyt, mažina tą riziką. Tai mažina tikrai, čia gal ne savybė, bet labiau įgūdis, ar ne, tai atjauta sau, apie kurią irgi kalbu. Čia prie sprendimo eini, aš taip matau, ar ne? Ne, čia prie įgūdžio, tai yra ir sprendimas, tai labiau... Bet aš gal, pavyzdžiui, kaip sakei, aš nejautrus koks nors, ir mane ten, žodžiu... Taip, tai tie žmonės, kurie turi gamtos dovaną, ar ne, ir nervų sistema yra atsparesnė, arba jie yra irgi išsiugdę tą, pavyzdžiui, emocinį intelektą. Apie emocinį intelektą yra labai daug irgi tyrimų, bet ten yra pasakyta, meta-analizė buvo šiais metais beje paskelbta didelė, kur sakoma, kad jeigu yra aukšto emocinio intelekto žmogus, jisai didesnė tikimybė, kad neperdegs, bet tai nėra apsauga nuo perdegimo. Ką tai reiškia? Ir nėra nei vieno dalyko, kuris tikrai 100% mus visiškai apsaugotų nuo perdegimo, nebent mes sąmoningai labai suvokiam savo, apie ką dar turbūt kalbėsim, ar ne, vertybės, tikslus, žinom įsitikinimus ir kitus dalykus. Tai aš labiau sakyčiau, mums labai svarbu pažinti, kas mes esame, ko mes norime,
ar ne, ir tai bus daug didesnį efektą padarys, tokių auksinių piliulių kažkokių, tai jų nėra. Žinai, bet kai yra galynėjamasi su savo tuo vidiniu kritiku, ten reikia kažką įrodyti savo ten ir kitiem ir taip toliau, tai tas racionalumas turbūt jisai, kažkur, nežinau, ta prasme, kad dabar imsiu ir pusę metų sustosiu, tai kaip čia dabar taip bus. Aišku, pats nesustosiu, tai kiti. Nesustosiu, tai tave sustabdys ar ne perdegimas, jis tiesiog perdegimas ir depresija labai dažnai, jie tiesiog ima ir sustabdo. Bet tu labai gražiai apie vidinį kritiką pasakė, ar ne? Vidinis kritikas irgi yra vienas tų stimuliatorių, kaip čia stumėjų, ar ne, link perdegimo. Ir tie žmonės, kurie labai dažnai kalbasi, turi vidinį dialogą ir ten konfliktuoja, bet konfliktas eina apie tai, kaip man surasti 100 priežasčių, kodėl aš esu niekam tikęs, ar ne, pokalbis yra apie tai. Tai tokie žmonės irgi, ką jie daro, vieno šitos minties, vieno šito dialogo mūsų organizme, mūsų smegenys duoda impulsą, kad išskirti tą patį adrenaliną, kortizolį ir kitas medžiagas, kurios yra streso medžiagos. Tai mes vien savo mintimis stumiam save link pasekmių. O tu dabar apie kortizolį pašnekėjai ir aš atsiminiau, yra Gedimino istorija pas tave knygoje, kur su psichosomatika, aš taip suprantu, grinai buvo susiję, kad pradėjo skaudėti skrandį, jis malšino vaistais, ne, ir ilgainiui iš viso stipresniais vaistais ir galiausiai atsidūrė priimamajame ir tai kiek tas kelias vis dėlto, aš jau klausiau, kiek maždaug tas kiekvienam asmeniškai, bet kiek psichosomatika signalizuoja mums, kad mes einam į tą pusę pervargimo? Psichosomatika mums gali būti labai naudinga iš tikrųjų šitoj temoj, nes jinai gana greitai pradeda duoti žinoti. Ir žmogus būna tikrai kartais skrandžio skausmai, kartais žarnyno, atrodo, kur net tokie nesusiję žmogui, ar nesako, pučia pilvą labai smarkiai, kaip tai susijęs su perdegimu, ar tai tiesiogiai visiškai tai nėra simptomas, ar ne, bet tai gali būti, bet dažnesnė yra, pavyzdžiui, širdies plote skausmas arba kažkokie tai būna netgi į odą, su oda, esu iš dermatologų gavusi klientų, kurie niekaip negali išsigydyti dermatitų įvairių. Ir irgi ieško priežasčių, nėra priežasčių. Tai kokia priežastis? Lėtinis stresas ar ne? Ir paskui pasižiūrim, kodėl tas lėtinis stresas, tai reiškia, atrandam, kad tai yra iš darbinės aplinkos atėjęs. Tai ir viskas, mes galim suprasti, kad tai yra perdegimo pasekmė. Tai tie simptomai visi, ta psichosomatika, su kuria mes susidurėm, aš galvoju, kad jai padėkoti reikia, nes jinai mums labai dažnai mus atveda iki aiškumo, kas su mumis yra nutikę. Ir aš irgi gaunu iš kolegų gydytojų irgi žmonės, kurie, nes ateina žmogus, tiriasi, ir jam nieko neranda, sako, su jumis viskas yra tvarkoje, sako, eikit galvą pasižiūrėti, kas su ta galva vyksta. Ir pasižiūrim, kad tai irgi lėtinis stresas atėjęs iš darbinės aplinkos. Tik žinai, Jonai, aš noriu iš karto, kai sakau darbinė aplinka, tokią mini pauzę čia padaryti, nes žmonės dar kartais labai klaidingai supranta tą perdegimą, nes ir Pasaulio sveikatos organizacija sako, kad perdegimas yra tik tai darbo vietoje nesėkmingai suvaldytas lėtinis stresas. Bet dabar labai daug yra jau moksliniai, akademiniai visuomeniai, ar ne, ir straipsnių, visko papublikuota, kad darbas yra, mes turim daug plačiau į tai žiūrėti, ar ne? Tai taip, nes yra dar darbas po darbo, vienas dalykas, jau apskritai, ten vaikai, ar ten kažkas hobiai kokie nors, kurie gal kaip ir būtų skirti ilsėtis, bet kitą kartą gali tapti ir našta, ne? Gali tapti, tikrai gali tapti, bet daug dažniau, žinai, kokios grupės patenka, pavyzdžiui, jeigu prižiūri tėvus arba vaikus negalę turinčių, šitie žmonės labai dažnai patenka į perdegimą, nes ten nėra galimybės atsitraukti, ar ne, jeigu nėra pagalbos,
Tai, tai čia tokia kaip niša net atskira dabar perdegimo yra formuojama būtent šita tematika. Ir dabar daugėja labai kalbos apie moksleivių ir studentų perdegimą. Ir aš kadangi turiu pati sūnų, kuriam 7 metai, ir matydama tempus, kuriais jam reikia mokytis ir tą informaciją apdoroti ir visą kitą, man nieko nuostabaus, kad taip jie irgi gali laisvai eiti perdegimą, nes krūviai yra begaliniai. Nu, tai čia turbūt tokia bėganti visuomenė pas mus dabar. Bet žiūrėk, dar grįžtant prie šitų, prie simptomų, ir aš čia dabar tų daug istorijų prisirašęs, yra ta pati rugilė, ne, kur lūžis vestuvių naktį, nesuprato, kad perdegus, tai tiesiog ją ištiko irgi kažkas su psichosomatika, aš taip suprantu, šaltas praktikas. Taip. Ar tokie perdegimo, ta prasme, tokie lūžio momentai staigus dažnai jie vyksta, kad būna, liktai taip slenki ir paskui jau kai krenti? Taip, tai dažniausiai taip ir atsitinka, nes žmonės, jeigu lėtai verda, kaip sakė, ar ne, puodę, tai jie dar bando kažkaip save vis tiek spausti. O kai kažkokios būna šventės arba ypatingi kažkokie įvykiai ir dar kažkas, ar ne, arba projektų pabaigos, čia tipinė situacija, kai būna žmogus dirba organizacija, ar ne, ir projektą ten vežia ir turi būti pabaiga, jau ten kulminacija, kai visi džiaugsis ir panašiai. Tai tose akimirkose kūnas tarsi pasako viskas, žinai, jau tarsi atėjo mintis, kad galėsiu atsipalaiduoti, kaip pavyzdys, ar ne, ir tada visi simptomai išlenda. Tai tikrai būna. Dar vienas momentas prie rugilės, dar grįžau istorijos, ženklas panikos atakų. Tikrai didėja skaičiai žmonių, kurie patiria tai. Tiesą sakant, nežinau, ar skaičiai didėja, ar tiesiog, kad mes atpažįstam, kad tai yra labiau panikos atakos, ar ne. Tai aš irgi sutinku daug žmonių, kurie, kokiam, pavyzdžiui, jau 4 etape, jeigu žiūrint, ar ne, pagal matavimą perdegimo, tai 4, 5 jau yra paskutiniai etapai. 4 vadinamas perdegimu, 5, pavyzdžiui, jau perdegimo, lėtinių perdegimų. Tai 4. Nors knygoje tu 12 sakai, bet mes dar paklausime. Aš knygoje išsamesnį variantą pateikiau, tam, kad turėtų žmogus platesnį tą matymą, ar ne, bet čia, kadangi mes tiek laiko neturim, tai aš tą tokį siauresnį variantą. Tai bet kokiu atveju, paskutiniai 2 etapai, kai yra, tai tenais labai dažnai tos panikos atakos išlenda. Ir čia irgi, manau, kad yra, kaip žmogui klausančiam gal nuskambės ne kaip, bet gerai, ar ne? Dėl to, kad jeigu su panikos ataka mes dar galim išmokti tvarkytis ir viskas tvarkoja, kūne dar nėra didelių tragiškų tokių kažkokių pakeitimų, ar ne? Tai žmogus išmoksta tvarkytis, bet mes pradedam suprasti, kodėl jis iki tų panikos atakų atėjo. Ir tada galim tvarkyti jo darbo aplinką, žiūrėti, kokios yra asmeninės savybės ir panašiai, ir daryti pokyčius. Ar ne? Tai kartais tam panikos atakom irgi dėkojam, kad jos padeda išvengti baisesnių pasekmių. Bet žiūrėk, aš dabar apie panikos atakas klausau ir galvoju, o kaip atskirti, kad tai yra su perdegimu susiję problemos, o ne su kažkokia kita, ar gyvenimiška situacija, ar psichikos problemomis? Taip. Tai čia jau, kai ateina, žinai, žmogus, tada žiūri jo gyvenimo istoriją, kas tame vyksta. Ir mes apie perdegimą galim kalbėti tik tai tame kontekste, kai yra darbo aplinka, plačiaja prasme, ar ne, ir žiūrim, kad yra tenai nesuvaldytas stresas, ilgalaikis stresas, ir tada tame kontekste gimė dalykai, kaip pavyzdys panikos ataka. Bet ką labai svarbu daryti, tikrintis. Eiti šiuo atveju, tikrinti širdį, tikrinti plaučius, šeimos gydytojas pasakys, ar ne, pas ką tenai nueiti ir panašiai. Tai pas mane jau dažnai irgi ateina, kai būna
pralankęs įvairius O kam gydytojus. plaučius tikrintis, pala, dabar tu. Čia prie panikos atakų. Taip, čia Ai, dėl panikos rekomenduoju. atakų grinai, kad fiziologiškai, ne, iššaukia kažkaip panikos atakas, ne? Tai mes tikrinam, nes, supranti, panikos ataka, jeigu yra, tai jinai niekaip nėra pavojinga gyvybei. Niekaip. Bet gali būti, kad ten yra tikra liga kažkokia, tai mums reikia nepraleisti šito momento, ar ne? Ir todėl žmogus eina tikrintis tai, ką jam susako šeimos gydytojas ir kiti gydytojai, ir tada pasitikrina, sako, jūsų kūnas yra visiškai sveikas, viskas yra tvarkoj. Nu ir tada mes dirbam su panikos ataka. Jo, ką tu sakai tiems kritikams, žinai, kad darbas be streso, tai, kas čia per darbas? Kaip čia jis gali? Kaip jis čia gali būti? Čia, aš dar kaip tik knygoje rašai apie Basanavičių, kad Basanavičius pagal aprašymus greičiausiai turėjo reikalų tai ten vadinosi neurastenija pas jį, bet realiai turbūt perdegimas sindromas. Bet tai, jeigu Basanavičius būtų išėjęs ilsėtis 3 metus, tai gal, ką žinau. Nežinau, būtų istorija kitokia kažkokia. Ja, bet man labai patiko tai, kad pasakei, nes aš girdžiu iš žmonių, kad ateina, žinai, pas psichologijų, kažką tai čia reikia spręsti, nes gydytojai sako, kad, jie taip tiesmukai gan, ar ne, kad sako, gydykite stresą ir galvą. Ir žmogus sako, bet aš gyvenu tokį gerą gyvenimą, aš jaučiu, žinai, adrenalino to ir visko, ir aš negaliu jo atsisakyti, aš nenoriu jo atsisakyti. Tai čia būna, kad sutapatina, kad tarsi dalis malonumo tame strese irgi yra, bet čia, žinai, reikia tada tyrinėti, kodėl galiu gyvenimą patirti tik tai tuo atveju, jeigu jį labai labai sodriai jaučiu. Ar ne? Kodėl man reikia tų labai aukštų, intensyvių išgyvenimų. Ir tokiem žmonėm, beje, ką esu atradusi, kad visai tinka, kaip čia, streso valdymo būdas, tai ėjimas, pavyzdžiui, į kalnus, arba turiu daug, kurie važinėja, krosiniai, man atrodo, jie vadinasi, tai žinai, motociklais, kurie per kalnus tenai visaip jie važiuoja bekelėse visokiose. Arba kitus ekstremalius sportus turiu. Tai irgi noriu normalizuoti. Yra lėtinis stresas, kurį mes patiriam darbe, ir yra toks streso pliūpsnis, ar ne, pavyzdžiui, važiuojant valandą laiko bekelėmis, ir vienas ir kitas nėra, tai yra stresas, bet vienas yra naudingas, kitas yra žalingas. Ir yra Hubermanas. Aš dabar pabandysiu paprastai pasakyti, kad jeigu nori, kaip čia pasakyti, daug overachievinti, kaip sakant, tai reikia ir iš parašiuto šokinėti, kad lygiai grečiai, ne? Kad išsilyginti. Ja, ir paskui atsistatinėti, tada duoti kūnui, kaip susireguliuoti, ar ne, dar kaip po to pailsėti. Taip, tai toks variantas tinka. Ir dabar kodėl tas stresas yra geresnis šiek tiek, todėl kad žmogus tenai negalvoja jau apie darbą, ar ne, ir kažkokius iššūkius, jisai galvoja apie tai, kaip aš turiu išgyventi šitą akimirką. Ir po to dar kartą užfiksuoju, turi eiti atsistatymo periodas, ar ne, tai iššoka su parašiutu ir paskui tenai mėgaujasi, nežinau, porą valandų ir džiaugiasi. Reikia eiti į pirtį ir baseiną, bet ne kilometrą nuplaukto, o tiesiog taip. Taip. Tai toks būtų naudingas variantas ir jis tikrai veikia tiem žmonėm, kurie, jiem adrenalino reikia. Bet aš vis tiek dar ieškočiau, kodėl, ar ne? Kodėl gyvenimą jaučiu tik tada, kai tiek reikia daug stimuliacijų. Bet tu tada nusitaikė į tos tokius, kaip sakyti, netinginius, o tos atsidavusius, motyvuotus labiausiai žmonės ir rašai pati knygoje, kad jie dirba per daug ir per ilgai ir per mažai ilsisi. Tai to, atimsi iš žmonėm gal ir gerai padarysi, bet iš visuomenės, tai atimsi, ar ne? Aš LinkedIne kažkada mačiau diskusiją labai įdomią, žinai, apie tai, kad ką mes čia dabar apskritai darom, kodėl mes čia kalbam apie tuos perdegimus, darboholizmus, kad viso šito nėra, kad mes privalome skatinti žmonės daugiau valandų dirbti, nes lietuviai ir taip, pagal kažkokią ten statistiką dirba, kad yra dar daugiau dirbančių šalių, ar ne? Tai aišku yra. Ir kad mes irgi turėtumėm ekonomiką kelt, susiimti, dabar yra toks periodas, taip,
tikrai reikia ir tų pinigų, ir finansų, ir visko, ar ne? Bet aš manau, kad čia yra trumparegiška. Istoriškai, jeigu žiūrint, ar ne, taip yra ta idėja, kad žiūrėk, gerovė pasistato ant daug dirbančių žmonių, taip? Net yra, sakysim, aš iškart pasakysiu, kad gal net ir romantizuojama, pavyzdžiui, kažkokia auka asmeninė, ne, kad jisai atsisakė ten, nežinau, šeimos, išėjo ten kažkur į karą, arba ten, nežinau, vėl atsisakė pinigų ir turtų, bet darė ten tą ir tą, pakankamai romantizuota. Taip, pakankamai romantizuota, kaip tu sakai. Ir tai tęsiasi, žinai, bet mes niekur, arba mažai gana dar kalbam, nes skaičius turim didelius perdegimo, ar ne, tai mes nekalbam apie tai, kokią kainą mes už tai sumokame. Tai jeigu žinai apie kainą kalbant, lengviausia yra turbūt paskaičiuoti per nedarbo dienų skaičių dėl ligų įvairių. Tai čia, jau pasauly visur skalambėjo, kad dėl lėtinio streso ten labai daug tų valandų praleidžiam ir mes tai galim kontroliuoti. Ir apie mirtingumo riziką, ypatingai kraujagyslių ir širdies ligų, ar ne, ir panašiai. Tai šitos ligos irgi labai dažnai susijęs su lėtinio, tai yra lėtinio streso pasekmė. Tai mes taip tarsi, žinai, žiūrim iš ekonomikos pusės, iš tokio tarsi gerovės kūrimo, viskas faina. Bet kokią kainą mes už tai sumokam, tai nežinau, čia kiekvienas turi savo atsakyti klausimą, ar ne, kokią kainą aš noriu sumokėti už tai, ką aš kuriu ir už tai, ką aš turiu. Kaip, aš jau šito klausiau, bet dar pabandom dar kartą susisteminti, gal tiesiog. Kaip atskirti tą dalyką nuo perdegimą nuo tinginystės? Va. Šitą visą laiką. Jau klausiau ir laidoj radijo, atsimenu šito paties, bet aš, dar kartą nepakenksiu. Gerai, čia labai gera tema yra, žinai. Tai tinginystė yra labai geras dalykas. Tai kurie klauso, aš sakiu, kad pusė sakys, o Dieve, tai kaip taip gali būti, nes irgi... Visą ekonomiką sugriausia Lietuvos, klausyklės šito, jie nustos žmonės dirbti, visi tinginiaus ir kas bus. Taip. Bet tinginystė iš tikrųjų yra tikroji ta tinginystė, ar ne? Tai yra būsena, kai mes ilsimės, patiriam iš to malonumą ir tai yra atsistatymo būsena iš tikrųjų. Ir man atrodo, kad mes veltui esam tiek visokių prigalvoję dalykų, kurie tinginius labai gėdina, kaltina, ar ne, ten tų ir patarlių ir visko mes turim apie tai. Tai aš galvoju, kad tai tinginystė yra geras atsistatymo būdas. Tuo tarpu, kai mes kalbam apie perdegimą ir lėtinį stresą, tai yra išsekimo mechanizmas, ar ne? Tai tingėkite kuo daugiau tinginiaukite ir raskite savo malonius tinginiavimo būdus. Ir bėda atsitiks tada, kai pradės kilti ta mintis, ar ne, kad aš esu kaltas, kad tai darau. Tai ką su tuo galima nuveikti, pastebim tą mintį, užsimerkiam, pajaučiam, kur kūne jinai sukuria daugiausiai įtampos, čia klasikinių variantų kažkur čionai, surenkam, padarom kamuolį ir išmetam. Ir tada tinginiaujam. Tinginiaujam. Labai geras būdas, aš noriu sau padėti. Gerai, bet dar grįžkim vis tiek prie to, aš dar pažadu vis tiek, kad grįšim prie patarimų ir ką daryti ir viską kitą, bet dar pabūkim tam aprašymo ir žmogaus nusistatymo savo stadijoje. Ir rašai tu apie tą laiką, kada pradėjau nebejaust nieko aplinkiniams žmonėms, artimiems žmonėms, ne? Ir tai yra kažkur irgi ten, aš nežinau, kaip toj 5 stadijų skalėje, ta būsena, kurioje jau skaitas. Tai yra ir toj ilgoji skalė, kuri yra knygoje, net yra antroj, kaip čia, antroj dalyje. Taip, tai kai mes nebejaučiam, šiaip tai yra apie poreikių ir kontakto nebejautimą. Čia labai įdomus momentas yra. Pirmas, tai kad mes galim nejausti apskritai, ko mums reikia, kad mes išgyventumėm. Pradėkim nuo šito galbūt, gerai? Dabar ką aš turiu galvoj?
įsivaizduok, ateina žmogus ir aš jo klausiu, tai yra 6 valanda vakaro jau, po visos darbo dienos, ir aš jo klausiu, kiek tu šiandien išgėrei skysčių, ar ne? Ir jis galvoja, sako, gal stiklinę vieną išgėriau. Ok, suprantu. Gerai, o ką tu valgiai? Ryte sako, obuolį valgiau, kaip ir viskas. Ir tai kas čia atsitinka? Tai reiškia pirmiausia, kad jisai praranda santykį su savo poreikiais. Ar ne? Kad jis pradeda nebejausti, ko jisai iš tikrųjų nori. Ir kaip taip atsitinka? Pavyzdžiui, darau darbą, kuris mane labai įtraukia. Ar ne? Tikrai kaifuoju nuo to. Ir įdomu, ir norisi, ir jaučiu kažkokį užsidegimą. Ir ateina impulsas iš kūno, kad yra troškulys, ar ne? Nori gert žmogus, bet jisai sako, dar 10 minučių. Tik pabaigsiu šitą sakinį ir jau nueisiu atsigerti. Bet pradėjau tą sakinį rašyti, įsitraukiau, praėjo ne 10 minučių, praėjo porą valandų, vėl duoda žinia kūnas, pavyzdžiui, galvos skausmu. Galvos skausmo ignoruoti negaliu, ką aš nueinu, išgeriu vaistų, galvos skausmas nuėjo, tai ašgi dirbu toliau. Tai tokiu būdu žmogus nusivaro, visiškai nebeturi tos energijos ir neatliepia savo poreikių. Dar kitą momentą labai pastebėjau, kad žmonės net nebejaučia, kada į tualetą nori, ar ne? Ir irgi čia ir tau gal klausiu. Tai nori į tualetą. Aš visą laiką laikiau, kad tai yra tas jau motyvacijos viršūnės įrodymas, kad reiškia, kad jau kai tikrai nori į tualetą, kad nekyla tau klausimas daryti ar nedaryti. Aš tau turiu žinę, kad ypatingai apie šlapinimąsi, kai kalbam, tai turiu istorijų grinai, tokių. Tai žmogus sako irgi, dar pakentėsiu, kojas ten sukryžiuoja, ar kažką tai. Ir dar pakentėsiu. Ir tas poreikis, jisai kažkiek tai vis atsideda. Taip, jisai turi tam tikrą ribą, bet jis atsideda. Ir čia su kolegom kitais irgi esu kalbėjęs su gydytojais, tai būna per tai paskui ir uždegimai visokie prasideda ir kiti dalykai, ar ne? Bet, čia apie tai, kad ne tai, kad neatliepiu savo poreikių, aš juos nustumiu vis į šalį. Ir kitas. Bet, atsiprašau, čia toks, kaip tu sakai, aš suprantu, ką sakai problemą, bet iš kitos pusės tai tokį demonstruoja labai didelį įsitraukimą, didelį pasinerimą į problemą ir kas yra irgi labai romantizuota, sakyčiau, pas mus, ne? Taip, tai kur tu sakai, kad aš knygoje dalinuosi apie tokį superherojos jausmą, tai aš susidūrus su tuo, ką aš pati pasakoju. Tai taip yra pojūtis, kad žiūrėk, aš čia dabar ir kokiu tempu dirbu, ir kokiom apimtim, ir kokius rezultatus pasiekiu, nes, aš tarsi sutaupau, laiko ir visą kitą. Tai, čia ir kiti dar sako, žavisi, pažiūrėk, kokie tavo pasiekimai, kaip tu padarai, tai ir labai fainai, ypatingai dar jeigu su savivertė yra reikalų, ar ne, o išorė taip palaiko ir paskatina tą tokį tarsi efektyvumą, nesveiką jau. Tai tame mes labai labai greit užsisukam. Ir labai paskui sunku yra iš to išeiti ir pradėti ieškoti ir iš tikrųjų, kas tą savivertę daryti, kaip jausti save ir panašiai. Ir dar apie kūno pojūčius dar papasakos irgi, kad žmonės įsivaizduotų, kurie mūsų klauso, ateina, čia irgi jau paskutinėse stadijose, bet, pavyzdžiui, būna žmogui taip spaudžiu ranką arba koją, ar ne, tiesiog su savo ranka. Ir tam žmogui reikia labai labai stipriai įspaudus daryti, kad jisai kažką pradėtų jausti tame kūne. Tai tas jautrumas, jis anksčiau buvęs, ar ne, jisai tam tikram laikui pradingsta tarsi. Tai čia yra labai labai apčiuopiami dalykai. Bet tu ką kalbi, tai čia daugiau apie tokią, kaip sakyt, fiziologiją, ar ne? Kas yra psichosomatikos, turbūt čia dalis, bet knygoje rašai irgi apie rugilę, čia tęsiant tą rugilės istoriją, kad prasiranda ir tie, kiti poreikiai, dvasiniai poreikiai šiek tiek, ir kad gyveni automatu ir nematai tų žmonių, kurie aplinkui tave ir nei tau meilės paskui reikia, nei tau nieko nereikia.
Taip, tai Iš... vienas iš simptomų irgi yra, pavyzdžiui, to paties seksualinio poreikio ar ne, potraukio, ne poreikio, ir poreikis ir potraukis, žodžiu, praradimas, apskritai nenorėjimas eiti į draugų ten kokias kompanijas. Tipinis pavyzdys korporatyve, pavyzdžiui, dirbantis žmogus, ar ne, irgi jie organizuoja tenai didelės šventes įvairias, ten susibūrimus, team buildingus, tuos. Ir žmogus jisai tiesiog nebegali, ne tai, kad nebenori, bet nebegali eiti į va tokias vietas, nes nebeturi resursą. Ir jo, mes norim atitolt, atsiriboti nuo žmonių. Ir dar viena stadija tokia yra, jau čia paskutinė tikrai, ir su depresija labai susijusi, kai ne tik kitų nenorim, savęs, bet nebenorim gyventi. Ar ne? Tai tas santykis apskritai su viskuo nusikerta. Ir jo, labai sudėtingas kelias atgal tada. Bet, tu rašai, kad vėlgi Rugilės vyras ir vaikai matė, kad jinai buvo ne čia. Taip. Bet ji pati nematė. Tai va tas, ta prasme, ir būti šalia žmogaus, kuris patiria perdegimą. Tai vat, ką tokiu atveju daryti? Ar, ta prasme, ar čia kaip su priklausomybė beveik gaunasi, kad jam pačiam reikia imtis tos atsakomybės, ar galima jam kažkaip, nežinau, bandyti padėti? Atkreip dėmesį, kad tu žiūrėk, jau robotas, nebe žmogus. Taip. Matai, čia tu labai gražiai ir apie priklausomybę dar užsiminė, ar ne, nes tikrai čia darboholizmo daug gali būti. Ir kartais žmonės iki tam tikro etapo jie tiesiog nenori pripažinti ir jiem aplinka sako, ar ne? Ir tarp kitko, aš turiu daugiau vyrų negu moterų, bet tai dar nieko nereiškia, čia mano tik tai asmeninė praktika, ar ne, ateina ir jie ateina dėl skyrybų, nes nori kažkaip dar taisyti tos santykius ir panašiai, bet pasirodo, kad viskas prasidėjo nuo perdegimo, jau eina į ten depresinį santykį, į depresinę būklę. Ir skyrybos vyksta realiai dėl to, kad blogai darbinėje aplinkoje ir ten paskui viskas pyktis ir viskas persikelia į šeimą. Tai, žodžiu, čia apie tai dar. Bet jeigu šeima mato, ar ne, jie gali sakyti, kad žiūrėk, kas vyksta, kas yra ne taip, bet labai dažnai žmonės nenori pripažinti, nenori matyti, kad yra kažkas ne taip. Ypatingai, jeigu iš aplinkos gauna dar daug pastiprinimo, dar tam etape kokiam yra, ar ne, kai sako, tu gerai varai, ar ne, ir ten gauna, džiaugiamės, didžiuojamės, darbdavys sako, wow, kokie rezultatai. Tai jeigu dar šitam etape žmogus yra, o šeima jau sako, žiūrėk, ten rytais arba naktimis keliesi, nes yra nerimas, nemiga tave kamuoja, ten skrandžio skausmai, opa kažkokia atsivėrė ir panašiai, daryk kažką tai su tuo. Bet žmogus pasipildo savo tarsi savivertę, žinai, lipdo iš tų pasiekimų ir jisai jokių būdų nenori nieko keisti. Taip, bet aš ir sakau, kad į gelbėto vaidmenį irgi turbūt nereikia lipti, nes... Bet tas sunku. Taip, nereikia lipti, ar ne? Nereikia lipti, bet būnant šalia tokio žmogaus yra labai sunku į gelbėtojo vaidmenį nelipti, ar ne? Taip. Dėl to, kad norisi kažkaip savo artimajam žmogui padėti. Tai didžiausia pagalba tikriausia būtų, kad šalia esantis žmogus labai rūpintųsi savimi, pirmiausia, ar ne? Ir kad savo resursų neišeikvotų, nes būnant šalia depresijų turinčio arba perdegimą turinčio žmogaus tikrai tie resursai labai labai šalia šeimos yra labai stipriai eikvojami, tai rūpintis savimi ir bandyti tartis, kad jisai eitų pagalbos. Jeigu pradžioj nenori eiti pas psichologus, psichiatrus, psichoterapeutus, tai tada bent jau pas šeimos gydytoją, kad sužiūrėtų, ar tam visi mikroelementai, žodžiu, kokiose ribos ir panašiai, ar ne, kad bent pas kažkokį specialistą jisai nueitų ir pradėtų bent truputėlį savim rūpintis, bent žingsniuką. Bet dabar čia tokia situacija, kad čia jisai palieka visas jėgas darbe ir tada jau šeimai nebelieka nieko ir ta prasme jau lieka tik simptomai, ne? O gali būti atvirkščiai būti, kad jis atiduoda viską šeimai, dėl šeimos, visą kitą ir tada
aišku, darbas nebus toks gelbėtojiškas dažnai kaip šeima. Šiaip būna, bet jeigu žiūrint į pasaulio sveikatos apibrėžimą, ar ne, tai mes tada to tarsi nevaidintumėm perdegimu, bet, aš čia taip žinai, čia filosofiškai siūlyčiau pažiūrėti, nes tikrai gali būti perdegimas šeimoje ir tada atsistatymas kitoje erdvėje, nes, žiūrėk, perdegimas ir skiriasi nuo depresijos, kaip pavyzdys tuo, kad tai yra lokalus, kažkurioje srity, ar ne, žmogus perdega. Ir jau paskutinė stadija tik tai yra, kai jau visas gyvenimas pasidaro juoda. Bet šiaip visi kiti etapai iki to paskutinio žingsnio yra, kad kažkokioje srity yra koncentracija to blogumo, neblogo santykio, negero santykio. O tai kuriame etape jau čia tai būtų racionalu vis dėlto ateiti pas psichologą? Tada, kai pradedam jausti kažkokius tai fizinius simptomus, aš manau, kad adekvačiausia būtų, nes žmogus pradeda jausti kažką. Tai pavyzdžiui, vakare labai sunku yra užmigti. Taip, atrodo sveikai pavargstu, pajudu ir visa kita, bet nebegaliu užmigti. Arba keliuosi 4 ryto ir jau taip tęsiasi, 3 savaitės ir niekaip paskui negaliu užmigti. Arba miegu, bet atsikeliu nepailsėjęs. Arba čia irgi turiu daug klientų, kurie pajaučia, šiaip labai teigiami, labai pozityvų žmonės, viską, bet sako, pradedu sproginėti. Vyksta susirinkimas, ar ne, ir pradedu rėkti ant savo kolegų, arba ant savo vaikų, kaip pavyzdys, ant savo vyro, žmonos. Kai nebegaliu sukontroliuoti savo tų emocijų. Arba, pavyzdžiui, jeigu jaučiu, kad negaliu arba nebenoriu, su mityba kas susiję, ar ne, dingsta apetitas, pasitikrinus sveikatą, viskas ten yra tvarkoj, sako, žiūrėkit, visas kūnas labai įsitempęs, reikia rasti būdų, kaip atsipalaiduoti. Tai su psichologu, psichoterapeutu būtų labai gerai kalbėti, iš kur ta įtampa ateina ir rasti būdus tada tam atsipalaidavimui susikurti. Jeigu atsiranda mintis, kad aplinka buvo įdomi, man nebeįdomi. Arba irgi momentas, čia išoriniai žmonės labai gali padėti pamatyti šitą elementą, kurį pristatysiu. Pavyzdžiui, žmogus buvo labai pozityvus, labai toks, norintis ir spręsti ir visa kita. Ir jisai patampa tokiu niurzgalium, žinai, kai sako, čia ir vadovas kaltas, ir kolegos kalti, kad gyvenimas blogas, ir valdžia, ir visi kalti, ar ne. Čia irgi labai geras taškas, kada pasižiūrėti, kas čia vyksta, nes gali būti ne tai, kad žmogus čia pasikeitė ir jis kažkokiu netinkamu pasidarė, ne, bet gali būti, kad tai yra tiesiog perdegimo kelionės viduriukas yra ir čia vienas iš dažniausių. Bet aš taip dabar galvoju, čia klausyk, iš gyvenimo visiškai pavyzdžiai, aš nežinau, nepažįstu turbūt ne vieno žmogaus, kuris su vienu iš kuriuo nors iš šitų simptomų nebūtų susijęs. Tai čia ta prasme, kad čia visi turėtų eiti. Aš taip nesakau, kad visi turi eiti ir tikrai nereikia, kad visi žmonės pasaulyje terapintųsi, čia tikrai ne apie tai. Nes aš galvoju, kurioje vietoje, žinai, čia kaip tu sakai, taip sako, tai tu jau čia nervuotas pasidarė, tai važiuok atostogų. Gerai, tai aš važiavau 2 savaitėm atostogų ir grįžau. Ir neatsistačiau, arba atsistačiau, užteko energijos 2-3 dienom. Tada einu žiūrėti, kodėl mano kūnas nebegali reguliuotis tinkamai. Čia į trukmę, ar ne, jeigu yra asmenybiniai pokyčiai, kaip sakiau, pradeda rėkti žmogus, ar ne, kaip pavyzdys, tai čia iš karto reikės eiti, ar ne? Jeigu, pavyzdžiui, 1 kartą, 2 kartą pasikarto, 3, tikrai čia jau yra riba, kai aš manau reikės, suprast, kodėl taip vyksta, ar ne, tai arba su labai geru kolega pasikalbėti, arba draugu, šeimos nariu, arba specialistą susirasti. Bet šiaip tada žiūrime trukmę, ar ne, kiek trunka tie simptomai ir jeigu jie pradeda varginti, jeigu jie pradeda trukdyti gyventi normalų gyvenimą, silpnina gyvenimo kokybę, reikia ieškoti, kodėl. Ir tai nebūtinai bus perdegimas. Perdegimas yra tik vienas iš, ar ne, bet kartais net svarbu pasikalbėti. Aš labai daug tokių turiu pokalbių, kur turim, pavyzdžiui, 2 pokalbius ir atmetam perdegimo versiją ir žmogus kažką kitą, ar ne, kitą hipotezę turi ir tada eina ieškoti toliau. Kartais svarbu nebūtinai diagnozuoti kabutėse, sakau, ar ne, nes tai nėra liga,
bet svarbu kartais atmesti yra svarbiau negu įsivardinti, kad tai yra perdegimas. Nežinai, iš tiesų kartais tas pasitikrinimas turbūt yra svarbu, nes tą perdegimą savo diagnozuotis gali irgi būti patrauklus savotiškai kitą kartą, kai laukia kažkoks didelis iššūkis ar dar kažkas tokio, ne? Ar taip nebūna? Būna, tikrai. Ir tikrai kartais atrandam visai kitose vietose, o kartais aš tiesiog sakau, žinai, kodėl aš apie vitaminus, mineralus visokius kalbu, ar ne, pas gydytojus labai siunčiu. Nes ateina žmogus, sako, nėra jėgų, negaliu atsistatyti ir visą kitą. Ar darysi feritino tyrimą? Nesidariau. Eina, pasidaro, žiūrėk, tenai 2-3 rodiklis. Tai iš kur jisai turės jėgų, ar ne? Tai mes turim ieškoti, kodėl tie pokyčiai mūsų gyvensenoje, mūsų organizme, elgesyje, kodėl jie atsiranda. Ir tik vienas iš gali būti perdegimas. Gerai, dabar jau gal keliaujam prie to, ką su tuo daryti. Ir tu savo knygoje faktiškai, pasakykim, kad knyga vadinasi Pervargimo anatomija. Ir ten yra ne tik tai diagnozavimo aprašymas ir įvairūs testai ir net įvairūs pratimai, bet ir 7 žingsnių programa. Ne? Ir jinai prasideda ne nuo krūvio mažinimo, bet nuo atjautos. Tai man tas buvo šiek tiek netikėta, nes kodėl būtent nuo atjautos reikia pradėti? Nes, žinai, atjauta iš tiesų, jeigu taip jau pagalvojus, ar čia reikia savęs gailėtis? Nereikia gailėtis. Kaip tu dirbi ten? Nes atjauta savo nėra gailestis savo. Tai, čia nuo šito momento, žinai. Ir šitie žingsniai gimė ne šiaip savo. Jie yra paremti moksliniais tyrimais, jie visi. Yra, ta prasme, aš išrinkau, žinai, kur daugiausiai yra pagrindimo, bet aš ką dar dariau, aš pati su žmonėms, su kuriais aš dirbu, testavau visokius variantus, ar ne, praktikoje matau, kas veikia ir kas ne. Tai būdavo taip, kad mes išsigryninam ten vertybės, susidėliojam kitus dalykus, bet jeigu nėra gerai įvaldyta atjauta savo, labai dažnai viskas vis tiek pradeda griūti. Tai dabar, kad gerai suprastumėm, apie ką yra ta atjauta, ar ne, tada suprasim, kodėl jinai yra toje pirmoje vietoje. Tai atjauta savo yra, kai aš suvokiu, kokius jausmus ir emocijas aš patiriu, galiu savo aiškiai labai išsivardinti ir dažniausiai tai bus kažkas nemalonaus, ar ne, ar ten yra gėda, ar kaltė, ar tai pyktis, ar tai nerimas, kažkas iš šitų draugų. O atsiprašau, aš patikslinsiu, ar suvokiu, ar leidžiu savo būti juose, nes čia yra turbūt... Suvokiu, bet čia ta žodis, nesuvokiu, kas su manim vyksta. Ir jeigu suvokiu, tai reiškia, kažkiek akimirko aš leidžiu tam būti, ar ne, bet neužsibūti irgi, Tai aš, suvokiu, kas su manim vyksta, tada aš savo normalizuoju ir pasakau, kad gerai, pavyzdžiui, tą patį pyktį arba nerimą, ar ne, šią akimirką patiria milijonai kitų žmonių, tai aš irgi esu normalus žmogus, tai viskas yra su tuo tvarkoj, tada aš savo pasakau, kad tai tikrai kažkada turi pasibaigti. Nėra nei vieno jausmo, kuris nepasikeis su kitu. Ir čia yra esminis elementas atjautos savo, kad paklausiu savęs, tai kaip aš save dabar galiu palaikyti arba savo padėti. Ir čia yra apie veiksmą, ar ne? Koks konkretus žingsnis turi būti padarytas, kad aš savo padėčiau, kai aš išgyvenu ir patiriu tuos nemalonius jausmus ir emocijas. Tai čia nieko bendro neturi su tiesiog gailėjimu. Pasakyk pavyzdį, nežinau, pradedu burbėti ant ko nors, nes man kažko nepadarė, pavyzdžiui, ne? Ar ką man su šitu dabar jausmu daryti? Aš kitą gal variantą, žinai, tavo galėsim panalizuoti dar, bet aš kitą variantą paimsiu. Pavyzdžiui, ar ne, įvyko pokalbis su vadovu, kaip pavyzdys. Ir po to pokalbio aš išeinu, grįždinėju namo ir jaučiu, kad man ir pikta, ir gėda dėl to, kad ne viską pasakiau, dėl to, kad gavau net, metinis koks nors vertinimas tam buvo prastą įvertinimą, tada galvoju savo pradedu sukti, kad aš čia gal niekam tikęs darbuotojas, kažkokia tokia programa eina, ar ne? Ir įsivardinu kaip, pavyzdžiui,
vieną kokią nors emociją, pykti. Va dabar, labai pykstu dėl to pokalbio, kad nepasielgiau taip, kaip aš tą norėjau ir ne viskas vyko taip, kaip turėjo vykti. Tai aš Ant savęs. Ant savęs, taip. Ir tada aš įsivardinu, kad aš pykstu, aš pasakau, kad šią akimirką milijonai žmonių taip pat pyksta ir tai įsivaizduoju, galiu net tuos milijonus matyti šalia savęs, ne? Tai leidžia taip normalizuoti, kad viskas su manimi yra tvarkoj. Tada pasakau, žiūrėk, tai aš dabar pykstu, bet, praeis tai. Nėra buvę taip, kad metus laiko vien tik tai pykau ir nieko kitaip nevyko, ar ne? Tai gerai, tai pasibaigs, man sunku su tuo išbūti, bet tai pasibaigs. Ir tada klausiu, gerai, tai aš pykstu, bet kaip aš dabar galiu save palaikyti, ką aš galiu pakeisti. Ir galvoju, pavyzdžiui, rytoj dar noriu kartelį pasikviesti vadovą pasikalbėti ir paaiškinti, ar ne, tai, ko nepaaiškinau tenais mūsų susitikimo. O čia nėra toks jausmų racionalizavimas, kaip paaiškinimas savo toksai, išvertimas, nes kai jausmas tai jis sprogsta dažnai jo net, kaip sakyti, sunku įvardinti. Jo, tai čia yra ir racionalizavimo daug tame ir tokio. Taip, bet čia tokia schema, schema, kurią pateikė Kristin Neff ir yra labai labai veiksminga. Veiksminga vien dėl to, kad aš pradedu suprasti, racionalizuoti, kaip tu sakai, kas su manim dabar atsitiko, ar ne? Ir neužsuko to rato tolyn, nesakau, koks aš čia nenormalus, kad aš čia dabar taip jaučiuosi. O kaip tik sakau, kad milijonai žmonių tą patį dabar patiria, tai su manim viskas gerai, tai reiškia, savivertėjai, ar ne, tokiam žmogiškumui savo, mes nuraminam, tą vidinį vaiką savo nuraminam šiek tiek ir tada galim eiti į konstruktyvius veiksmus, kurie gali padaryti realų kažkokį teigiamą pokytį, to žmogaus situaciją. Tai nieko bendro dar kartą neturi su gailesčiu savo, nes gailestis savo, kaip aš įsivaizduoju, tai yra, kai žinai, čia paglosčiu. Pratęsimas turbūt tos situacijos, kad aš taip blogai sušnekėjau su vadovu, bet, žodžiu, vargšas, aš vargšas, ką aš čia galėjau. Ir čia vadovas kvailas, iš vis jisai turėjo geriau suvaldyti šitą situaciją. Žodžiu, ir tada nieko gero nevyksta toliau. Taip, dar tada man, toks yra pas tave afirmacijų sąrašas knygoje ir afirmacija visą laiką toksai, kaip sakyt, čia tas, kai atsikeli iš ryto, žiūri veidrodį ir sakai, oi, koks aš gražus ir protingas ir kokia puikia diena, ne? Patikit, kai skamba nekaip. Ar pati tu tuo tiki, kur psichologė, kuri parašė knygą ir išklausė 5000 valandų? Tikiu, bet tai turi būti tinkamų momentų ir tinkamiem žmonėm, ar ne? Ta prasme, tikrai ne visiems šitas metodas tinka ir aš iš tikro svarsčiau, ar jį įdėti. Beje, į knygą tikrai daug neįdėjau. Daug yra skyrių, kurie, nepraėjo filtro, bet afirmacijos jos praėjo. Nes ir patvirtinimų yra, kad tai veikia, viskas tvarkoja, bet tai yra šiaip labai pigus ir paprastas variantas, kaip galime save šiek tiek pastiprinti. Tai jisai tikrai nebus, toks kaip perversmas arba kažkoks tai nėra panacėja kažkokia, bet tai yra kaip papildoma priemonė, ypatingai tiem žmonėm, kurių ten ta pati savivertė, pasitikėjimas savim ar ne, silpnesni, tiem, kuriem trūksta, kurie jau daug pragalvoja, daug supratę, bet trūksta veiksmo kažkokio, tai išjudėjimo, jiem labai gerai veikia afirmacijos ir labai patinka. Tai man patiko, kad tu ten tą sąrašą tokį didelį ir platų, iš tiesų ten kiekvienas savo gali pasirinkti ir patitinkamai pagal savo skalę vertybių. Jo, ir gali modifikuoti. Mano buvo idėja, čia irgi tas sąrašas buvo sudarytas ir iš gyvų pavyzdžių, ką mes esam susigeneravę jūsų žmonėms, ne vieną kartą esam tokius sąrašus darėsi patys tau. Tai, bet aš manau, kad jį perskaičius galima, susilipdyti savo tinkamą, iš kelių variantų, pasigriebti tų idėjų ir susilipdyti tokį, kokio tam žmogui labiausiai dabar reikia. Bet tada jau taip, kad jeigu pabaigti jau šitą dalį apie afirmacijas, tai kaip tas naudojimas yra, kaip sakant, atsikeli, papasakok trumpai, kaip aš čia dabar, sušaržavau, kad atsikeli prieš veidrodį ir tada. Taip gali būti ir taip yra naudojama ir yra technika šita beje, ar ne, kur aš atsikeliu,
sakau ir matau žmogų, kuris tai sako. Ir aš žinau klientų, žmonių, kuriems šita praktika labai jautri būna, nes, žinai, čia reikia drąsos, reikia, jeigu, prieš veidrodį būnant, matant savo akis ir sakant tuos žodžius, ar ne, kurie yra sakomi, ten gali kilti labai daug programų, kurias mes atsinešam iš praeities tėvelių, senelių, kurie sako, tai, ką tu dabar čia sakai prieš veidrodį savo, tu nevertas to, tau, ta prasme, tai ne apie tave, ar ne, grįžk į savo senas programas, tai nori tave vėl ten pat įtraukti ir panašiai. Tai čia yra labai, labai geras pratimas medžiagai ir pastebėjimų, kas su mumis vyksta ir kai mes pradedam keisti tas programas, afirmacija yra būdas, kaip keisti tą įsisenėjusią programą, ar ne? Kiek pasipriešinimo vidinio pas žmogų kyla, tai jo kyla labai daug. Ir aš apie senelius ne veltui užsiminiau ir mamas tėčius, nes kartais būna žmogus labai aiškiai pamato, ar ne, sakau afirmaciją, kaip aš noriu gyventi ir koks aš noriu būti, o ten mamos arba tėčio žodžiai, arba net veidas vizualizuojas, ar ne, kuris sako, ne, čia ne apie tave. Tai mes tada darom tokį pratimą, kaip sakom, žiūrėk, ačiū tėti, mama, ten ar senelė, ar ne, čia tavo idėja ir tavo gyvenimas, aš suprantu, kodėl, tu taip sakei arba tuo tikėjai, bet aš gyvenu savo gyvenimą ir afirmacija yra tai, kuri rodo, kaip aš noriu tą gyvenimą gyventi. Mes tokį darom atidalinimą. Žodžiu, veikia, tik čia, žinai, yra reikalų su tuo, nėra magiška piliulė. Bet yra ir kitų tokių patarimų, yra kūno skanavimo praktika pas tave. Taip, iš mindfulness serijos. Taip, iš esmės meditacijos tam tikras elementas ir aišku, tas, kas susidūrė su meditacija, tai turbūt gal ir viskas daugiau mažiau aišku, bet sakysim žmogui, kuris nemeditavęs, tai kad net ir 10 minučių, kad tu rekomenduoji, kad ten pakanka, nežinau, atsiguli, mintis lekia ir kaip daryti, kad, suvaldyti visą tą dalyką ir kad, žodžiu, ar čia yra grinai praktikos dalykas, ar dar yra kažkokių dar fokusų, kaip galima efektyviau tą padaryti. Nes aš tik žinau, pirmą kartą, kai man pasiūlė kažkas pamedituoti, aš ten, kai atsisėdau, tai ten galvoji apie viską, ten staiga pradeda ten vysti velnės, žinau, iš kur tos mintis. Taip, tai čia kūno skenavimo, ką tu paminėjai, tai yra technika skirta treniruoti dėmesio nuvaldymui, taip pasakykime, ar ne? Tai, žiūrėk, jeigu aš noriu gražaus pilvo preso, kaip pavyzdys gerai būtų turėti, tai man reikia kažką su to daryti, neužtenka vien bandelės valgyti vakarais, ar ten, nežinau, 100 žingsnių padaryti, neužtenka, aš turiu treniruoti. Norėjau apie afirmacijas pasakyti, bet tiek to. Taip. Bet aš turiu imtis realaus veiksmo ir tas veiksmas gali būti net nemalonus, nepatogus, dar kažkoks, tai ar ne, bet jeigu aš darysiu pratimus pilvo presui, tikėtina, kad aš pasieksiu rezultatą. Tas pats yra su dėmesio valdymu. Tai kūno skanavimo praktika yra kaip treniruoklių salė, kaip pratimas dėmesio valdymui. Ir pradžioje tikrai retai kam būna, aš nežinau iš tikrųjų žmonių, kurie labai džiaugiasi nedarydami. Ir ypatingai pirmus mėnesius dėl to, kad tai yra darbas. Bet tie, kurie išbūna, ar ne, kurie tai padaro, jie paskui tikrai skina labai, labai saldžius gerus vaisius. Tai reiškia, kad apie tas mintis, kurios tu minėjai, ar ne, kurios klaidžia ir kurių labai daug, jos nedingsta, jos niekada nedingsta. Kartais net medituojant, žmogus pamato, kiek jų daug, ar ne, tiek anksčiau jų nepastebėdavo, pamato, kokia gausa minčių pas mane yra. Bet mokosi už jų neužsikabinti, neįsisukti jas, neužsivelti ir žiūrėti jas kaip į dangų, ar ne, ir kaip tiesiog dangumi plaukia debesys, tai aš savo mintis stebiu taip pat kaip tuos debesis. Tai kad tai pavyktų, tam reikia, tų skraidimo, treniravimosi prieš savo valdymo valandų labai daug. Tai bet tai galima, knygoje aš irgi rašau, kad yra kitokių būdų, nebūtinai formaliai, ne, čia vieniem bus.
o kitiem galima tiesiog sutelkt dėmesį į tai, kai tu valgai, į tai, kai tu vaikštai, nu, integruoti tiesiog tas praktikas, paprasčiau jas daryti. Nu, knygoje yra 7 žingsniai, visų mes gal dabar nepereikim, tegu žmonės knygoje perskaito, man taip atrodo, bet aš tik pasakysiu. Nepavyks, žinai, mums čia neužtenka valandos. Taip, čia mes visos knygos neatpasakosime. Tik aš pasakysiu, kad antras, mes apie perfekcionizmą biškai pašnekėjom pačioje pradžioje, tai čia kaip ir antras žingsnis susitvarkyti su tuo. Trečias žingsnis nubrėžti ribas, nu, tai čia daugiau mažiau irgi suprantama, kad išmokti sakyti ne, kai kiti veržiasi į tavo sprendimus, ne. Ketvirtas žingsnis supras savo vertybės ir tikslus. Tai aš tik tai, man irgi patiko turbūt labai ta mintis, kad nuo vertybių, nuo tikslų turėjimo irgi labai priklauso perdegimas. Nes jeigu dirbi betikslį darbą, tai daug daugiau šansų yra perdegti. Ir kitur rašai, kad knygoje, kad nekvalifikuoti darbuotojai visai dažnai perdega, nes, nu, nežinau dėl ko, bet tikėtina, kad su tikslais ten pas juos nelabai ten, kažkas griovį nuo A iki B. Ja. Prasmės nematymas irgi labai. Ir čia dažnai labai susiję su tom ribom, apie ką minėjai, nes tie žmonės, kurie neturi įsivardinę tiksliai vertybių ir tikslų, jie, aišku, techniškai gali brėžti ribas, ar ne, bet visiškai kita kokybė yra tų žmonių, kurie žino, ko jie siekia, ką nori padaryti šitam gyvenime. Ir kaip čia kokiam vertybėm besivadovaujant nori padaryti, tai jie tada tavo gėda ir kaltė, kuri kyla, kai mes norim brėžti ribas, bet yra tai nepatogu daryti, tai žinant vertybės ir tikslus yra daug paprasčiau tai daryti. Tai va, bet čia tokia, sakyčiau, minkštoji dalis, o paskui tu perini prie kietesnės, tai reiškia pamatų jo maistas, kuris pasirodo irgi labai stipriai veikia miegas ir judėjimas. Tai yra faktiškai, ne tik darbo reikalai, bet ir viso gyvenimo. Bet ką aš noriu pasakyti, kad ten tikrai pateikia labai daug visokių. Dar atsiminiau vieną pratimą dėl perdegimo priežasčių medis. Faktiškai, gal tu galėtum papasakot, kaip nustatyti, iš kur ateina tos perdegimo priežastys, kad ten galėtum labiausiai susikoncentruoti. Tai aš pratimo nepasakosiu, žmonės pasidarys patys, bet aš noriu ką pasakyti, svarbumą labai noriu pabrėžti, ar ne? Nes priežasčių, kodėl mes einam link perdegimo, gali būti labai daug. Ir net toj pačioj literatūroje ten, aš tik tai tikrai ne viską knygoje net apžvelgiau. Bet jeigu jam tiksliai pavyks identifikuoti priežastis, kodėl, tada jisai kryptingai, tikslingai gali imtis veiksmų visam šitam tvarkyti. Nes aš daug dažniau matau atvejį kitokį. Žinai, žmogus tarsi užsidengia akis, pasiklauso apie perdegimą, apie darbo krūvius, ten kažką ir bando taisyti pagal teoriją tarsi, ar ne, šaudyti bando. Darbo krūvį reguliuojasi, nes visi sako, kad perdegimas susijęs su darbo krūviu, bet jam niekas nesikeičia tą darbo krūvį pakeitus. O pasirodo, kad čia ne su darbo krūviu viskas susiję, o su, pavyzdžiui, kokiu nors, nežinau, kuo ten gali būti. Tuo pačiu perfekcionizmu čia irgi gali būti susiję, ar kažkokiais kitais dalykais. Tai, netvarkant šaknų, o tik tai tvarkant, neraunant šaknų, o tik tai nukarpant viršūnėlės piktžolių, niekas nesikeis, nes vėl viskas paskui pradeda augti. Tai šitas pratimas, jis yra labai geras tam, kad mes ateitumėm iki šaknų. Ir jį labai gerai kartoti, jį labai gerai daryti, ne vieną kartą, čia nebus toks irgi greitas reikalas, bet... Žodžiu, vis tiek tu sakai, kad žmonėm reikės dirbti, neužteks knygą nusipirkti. O čia šiek tiek palauk, aš bijau, kad išsigąčiau. Kai rašiau knygą, jinai gavosi man 500 puslapių ir aš kai daviau, ir buvo labai mokslinė, ir kai aš pirmą variantą atidaviau redaktoriui, jinai sako, palauk, nuskaitai žmonės, kurie resurso neturi.
okei, gerai, tai ką tada darom, ar ne, kaip keičiam. Ir čia vat aš noriu pasakyti, šita knyga yra sukonstruota taip, kad galima atsiversti bet kurį skyrių, kuris, aktualiausias yra. Ir ties juo kurį laiką, pabūti, išsirinkti lengviausias užduotis, kurio mes turim šiai dienai resursų, ar ne? Tai mes šitą knygą net nebūtinai turim skaityti, kaip romaną, ne, nuosekliai. Tai vat jeigu dabar šitai užduočiai atrodo, kad per daug visko, tai galim nuo kito. Bet aš ko rekomenduoju neaplenkti, tai yra atjautos sau. Nes, kaip ir sakiau, man atrodo, tai yra labai svarbus pirmas elementas, o visą kitą mes galime džiazuoti. Tai jeigu bus kažkur sunku, viskas gerai, darykit tai, kas lengva šiai dienai. Ar turi knygą kažkur čia po ranka? Parodyk, va. Tai va, prašom, pažiūrėkit, kaip jie atrodo, kad lengviau rastumėt knygynuose. Jo. Va, ir nėra tokia stora, nėra 500 puslapių, bet šiaip aš perskaičiau gan greitai, ten tik tai, kas tikrai prailgintų procesą, tai begalė tų testų, kur gali daryti, gali nedaryti ir, tikrai turbūt gali daryti, nes smagu testus daryti. Ir kitas dalykas yra begalė, į praktikas per appsus, turbūt ten nuėjimas ir taip toliau į internetą, tai irgi yra toksai kaip ir palengvinimas. Gerai, Ugne, tai vis tiek, aš nežinau, ar aš dar ko nors nepaklausiau tokio svarbaus apie ką čia? Savaitę laiko gali tikrai, žinai, analizuoti, bet aš manau, kad tikrai daug svarbių dalykų paminėjai, daug svarbių dalykų. Ir čia, žinai, aš tik tai noriu pasakyti, tai, kad tu pabrėžė, ar ne, čia tikrai knygoje bus QR kodai įvairūs ir aš į puslapį nukreipimai, tai tos visos meditacijos, paskui jogos pratimų visokių, žodžiu, daug tokio vizualaus turinio dar papildomo galima rasti ir kur kartais žmonėms daug fainiau, ne tai, kad ten žiūrėti, kaip čia tą pratimą daryti, o pasižiūrėti, kaip žmogus daro ir su juo kažkokį pratimą atlikti. Tai, aš tikiuosi, kad tai palengvis tą skaitimą ir pagalbą savo. O apie perdegimą mes tikrai galim nedaug kalbėti ir čia turbūt neišsemiama tema. Ir, žinai, aš vis sakau, perdegimo apibrėžimų yra 140 dabar žinoma. Dabar jau šią akimirką turbūt dar daugiau, ar ne? Tai čia yra ir parodo tai, kokio pločio tai yra tema ir kokia yra įdomi ir kaip jinai auga dabar, kiek žmonių domisi tuo. Tai labai labai auganti tema. Ja, ir gerai, ir negerai. Jo, aš ir galvoju, ir gerai. Ir negerai. Bet kuriuo atveju Ugnės knygą Perdegimo anatomija, aš manau, galite tikrai įsigyti knygynuose. Jei atpažinote save čia šitą mūsų pokalbį, tai jau būtų pirmas žingsnis ir tada jau tikrai turite įsigyti. Ačiū, kad buvote su mumis šitą kartą ir iki kito karto. Ačiū, Ugne. Dėkui, iki.